Now please remain standing for the national anthem of New Zealand, Yeni Zelanda Ulusal Marşı. Šeštadienio popietė visiems krepšinio sirgaliams, sveikinimai iš Turkijos visiems jums. Taip jau išeina, kad šita šeštadienio popietė yra nepaprasta. Šita šeštadienio popietė yra ypatinga tuo, jog šiandien pagaliau prasideda ilgai lauktas pasaulio krepšinio čempionatas. 24 komandos startuoja šiandien ir po 16 dienų mes žinosime naują arba seną pasaulio čempioną, bet kol kas svarbiausia yra tai, kad šiame pasaulio krepšinio čempionate, šioje krepšinio šventėje dalyvauja ir Lietuva. Ir Lietuvos startas čia Izmyro mieste. Halkapinar arenoje talpinančioje 10 000 žmonių yra šios dienos rungtynės su Naujosios Zelandijos krepšininkais. Žinoma, 10 000 sirgalių čia nėra, tačiau pirmąją pergalę lietuviai jau iškovojo. Sirgalių yra žymiai daugiau apsirengusių žaliai negu įprasta kyvių. Juoda spalva Naujosios Zelandijos komandos sušoko savo tradicinį hakos šokį, tačiau jis, žinoma, yra tik tai tradicija. O kaip šiandieną klostysis rungtynės, mes netrukus pamatysime. Galima sakyti, kaip kurie sako, kad Naujoji Zelandija mums nėra varžovas ir dėl to jaudintis nereikia. Galima kartoti banalią frazę, kad pasaulio krepšinio čempionatuose nebūna silpnų komandų ir ko gero ji yra teisinga šita frazė ir negali būti lengvų rungtynių. Tačiau galima jau nieko ir nespėlioti dėl to, kad netrukus mes viską pamatysime. Lietuvos didžiulė trispalvė tribūnoje. Tribūnose taip pat ir dar porą didelių trispalvių su užrašais Simas ir Stepas. Stepas čia nėra, Simas yra, o startinis Lietuvos rinktinės penketas atrodo taip. Mantas Kalnietis, Renaldas Seibutis, Jonas Mačiulis, Linas Kleiza ir Robertas Jevtokas. Ko gero, galima iš karto įtarti, jog Renaldas Seibutis, gavęs vietą startinėme penkete, taip pat gavo ir ekstra užduotį. Ekstra užduotis yra nepaslaptis, tai yra sustabdyti Kirką Penį, kiek tai yra įmanoma padaryti. Be Kirko Penį varžovo komandoje Kreigas Bradshaw, kuris ką tik šmėstelėjo jūsų ekranuose, taip pat Deitas Lincijus, Mika Vukona, Pilas Džonsas ir Tomasas Abercrombie. Na, bet su varžovais mes susipažinsime, juolab, kad nedaugelio jų pavardės mums ką nors įsako. Buvo daug kalbama apie Naujosios Zelandijos rinktinę, apie tai, kad pagrindinis jos ginklas yra tolimi metimai, agresyvi gynyba. Na, bet dabar rungtynės prasideda ir mes žiūrime ginčo kamuolį. Robertas Jevtokas pralaimi pirmąją dvikovą savo konkurentui Kreigui Bradshaw, krepšininkas, kuris galbūt jums šiek tiek ir pažįstamas, dėl to, kad praėjusį sezoną baigė Rygos VF komandoje ir Naujosios Zelandijos. Pirmoji ataka Kirkas Penny ir prie jo Renaldas Seibutis. Atšoka atgal Renaldas Seibutis, dabar prasižengia. Ir rungtynių arbitras skiria 2 baudos metimus. Na, Kirką Penį reikia sustabdyti, nors yra ir kitokia filosofija, tai yra leisti žaisti šiam krepšininkui taip, kaip jis sugeba ir leisti jam daryti tai vienam, tačiau atkirsti nuo jo visus komandos draugus. Lietuvos rinktinė, žinoma, taip nerizikuos, dėl to, kad Kirkas Penį gali įmesti ir 40 ir 50 taškų per rungtynės, jeigu jam tai varžovai leidžia, kad ir šiame pasirinkimo cikle Naujosios Zelandijos rinktinės gretose jo vidurkis 9 mačiuose buvo 25 taškai per rungtynes, įskaitant 43 mačius su Slovenija, 36 rungtynėse su serbais, 34 įsimetė rusams, o dabar Lietuvos rinktinės greita ataka. Linas Kleiza ir pražanga. Ir pražanga Lindsay
Teitui, tai yra naujosios Zelandijos komandos pagrindinis įžaidėjas. Jis dabar prasižengė stabdydamas Liną Kleizą, o čia buvo geras greitas perdavimas į priekį, tačiau dviese ten Linas Kleizas su Jonu Mačiuliu vis dėlto įstrigo. Varžovai suspėjo sugrįžti ir kol kas šios dienos mačas prasideda baudų metimais. Kirkas Penny pataikė abu, Linas Kleiza dabar prie baudų metimo linijos ir nepataiko pirmoje, taigi rezultatas nesikeičia 0-2. Kęstutis Kemzūra jūsų ekranuose. Ir galima net nebijoti, kad jis jaudinasi nemažiau nei daugelis krepšininkų, ypatingai tų, kurie debiutuoja tokio lygio varžybose, ir nemažai ir sirgalių yra tokių, kurie jaudinasi prieš šias rungtynes. 2-1 po Lino Kleizos vieno taiklaus baudos metimo ir varžovo atsakymas. Jonas Mačiulis perima kamuolį ir turėtų jį įkrauti iš viršaus. Taip, ir yra 3-2 po Jono Mačiulio dėjimo. Lietuvos rinktinė įsiveržė į priekį ir Lietuvos rinktinė spaudžia naujosios Zelandijos krepšininkus po visą aikštelę. Man irgi pasirodė taip pat kaip Linui Kleizai, jo kamuolys dabar buvo palikęs aikštę nuo Mikos Vukono. O čia Jono Mačiulio dėjimas iš viršaus, Kirkas Penny. Iš karto jį pasitinka Renaldas Seibutis. Kirkas Penny yra neabejotinai pats svarbiausias krepšininkas naujosios Zelandijos komandoje ir sustabdžius jį galima būtų sakyti, jog pusė darbo padaryta, tačiau lygiai taip pat nereikia pamiršti, jog varžovo komandoje yra galinčių pataikyti ir galinčių pataikyti ne tik iš toli, bet ir iš visų kitų pozicijų. Creigas Bradshaw yra pagrindinis šiuo esamų momentų varžovo vidurio puolėjas, tačiau ir jis gali pataikyti iš tolimos distancijos, ką tik mes to galėjome įsitikinti. Mantas Kalnietis žaidžia su Robertu Jevtoku 2-2, labai gražiai viską padaro ir Robertas Jevtokas pastatęs užtvarą ir Mantas Kalnietis įmetęs kamuolį jam virš varžovų galvų. Lietuvos rinktinė lygina rezultatą. Bradshaw. Daug tokių perdavimų prie tritaškio linijos vienas kitam atidavinėja naujosios Zelandijos krepšininkai. Daug užtvarų, jie bando statyti savo snaiperiams dėl to, kad jie yra pagrindinė jėga. Lietuvos rinktinė, žinoma, analizavo varžovo žaidimą. Jono Mačiulio metimas iš toli netaiklus. Robertas Jevtokas buvo atkovojęs kamuolį, tačiau čia suklumpa ir varžovai, nevengiantis kitaip pasigrumti, atima tą kamuolį iš Lietuvos rinktinės kapitono. Na, naujosios Zelandijos komandoje tikrai, ko gero, kaip ir regbio tradicijoje, visose sporto šakyse stengiasi sportininkai grumtis, krepšinis nėra išimtis. Kirko Penny taiklus metimas iš toli, štai čia pavykęs naujosios Zelandijos derinys. Ir dar vienas perspėjimas, jog šiandien reiks kovoti nuo pradžių iki pat galo Lietuvos rinktiniai. Kita vertus, naujosios Zelandijos rinktiniai trūksta aukštų ūgių krepšininkų ir štai šį momentą, ko gero, Lietuvos komandai reikėtų pamėginti išnaudoti. O dabar pražanga Linui Kleizai puolime. Jis prasižengia prieš Miką Vukoną. Pirmoji Lino Kleizos pražanga, o čia Roberto Jevtoko blokas. 5-8 pralaimi Lietuvos komanda kol kas šios dienos rungtynių pradžioje. Mika Vukona grąžina kamuolį į aikštę. Na, toks juodadarbis krepšininkas ir dabar juodai atidirbo gynyboje, o šiaip ne tiek daug metą, kiek stengiasi sudaryti progas mesti savo komandos draugams. Statydamas įvairiausias užtvaras. Penny prieš Mantą Kalnietį. Vukona į baudos aikštelę. Linas Kleizai įsiveržti ten neleido. 1 sekundė naujosios Zelandijos rinktinės atakai. Netaiklus metimas su sirena. Mantas Kalnietis atkovoja kamuolį. Greitai viskas į priekį. Jonas Mačiulis. Vienas žingsnis pirmyn, atgal. 2 taškai nuo lentos. Jonas Mačiulis mažina skirtumą iki 1 taško. 7-8. Ir Jonas Mačiulis yra rezultatyviausias Lietuvos rinktinės krepšininkas. Jo sąskaitoje 4 taškai šiame susitikime. Žingsniai yra fiksuojami varžovams, kurie sveikina vienas kitą su pražanga šios dienos rungtynėms. Arbitruotis Jauris Drdanas Dožajus iš Kroatijos, Milivojo Jovčičius iš Serbijos ir amerikietis Antonis Jordanas, o čia varžovų komandos treneris Nenadas Vučiničius. Jis yra serbas, tačiau Naujojoje Zelandijoje praleido ilgą savo gyvenimo dalį, kalbant ir apie krepšinio karjerą. Ir su Naujosios Zelandijos komanda jis žygiuoja jau iš esmės nuo 2001 metų, tačiau iki 2006 jis buvo pagrindinio vyriausiojo trenerio asistentas, o dabar pakeitė Tabą Baldviną ir jau vadovauja Naujosios Zelandijos ekipai. Robertas Jevtokas baudos aikštelėje, metimas kabliu netaiklus, varžovai 3 atsikovojo šį kamuolį, Robertas Jevtokas šlubčioje ir tikėkime, jog nieko blogo nenutiko Robertui Jevtokui. Tačiau Paulius Jankūnas iš karto kyla nuo suolo ir turėtų netrukus pakeisti Lietuvos rinktinės kapitoną. Kirko Penny metimas šį kartą netaiklus. Robertas Jevtokas negali tęsti rungtynių.
Ir vietoj jo aikštelėje pasirodo Paulius Jankūnas. Tai yra problema. Įdomu, kasgi iš tikrųjų atsitiko šioje situacijoje ir dar įdomiau, ar ta situacija yra pataisoma jau šios dienos rungtynėse, ar dabar Robertas Javtokas turės gydytis traumą keletą dienų. Priminsiu, jog Lietuvos rinktinės grafikas yra kol kas be pauzių. Šiandien rungtynės su Naująja Zelandija, rytoj su Kanados rinktinė ir tik tai pirmadienį pirmoji pertraukėlė. Mantas Kalnietis, nesvarbu, jam su ko žaisti 2 prieš 2, dabar tikslus perdavimas į baudos aikštelę Pauliui Jankūnui ir Paulius Jankūnas išveda į priekį Lietuvos komandą 9-8 sužaidus 4 minutės šios dienos rungtynėse. Varžovo atsakymas. Neprameta Lino Kleizos Bukona, tačiau dabar veržėsi po krepšiu ir taiklus jo metimas. Mantas Kalnietis greitai Lietuvos rinktinė pereina į varžovo aikštės pusę. Linas Kleiza gauna kamuolį nuo Manto Kalniečio. Nebus gaila, jog įskaityti šie 2 taškai dar prieš metimą prasižengė varžovai, tačiau Mantas Kalnietis šiandien tarsi saldainiukus dalina štai tokius perdavimus Lietuvos rinktinės krepšininkams baudos aikštelėje. Varžovams tai yra antroji komandinė pražanga. Tomasas Abercrombie prasižengė pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Nors kol kas pražangų nedaug. Ir Lietuvos komanda turi 2 komandinės pražangas. Renaldas Seibutis. Renaldo Seibučio metimas iš 3 taškų zonos. Nepataiko Renaldas Seibutis. Jonas Mačiulis atkovoja kamuolį ir pelno dar 2 taškus. Jonas Mačiulis rezultatyviausias Lietuvos komandoje. Jo sąskaitoje jau 6 taškai. Ir vėl minimali Lietuvos rinktinės persvara. Teitas su kamuoliu Bukona. Nelengva buvo gintis dabar Renaldui Seibučiui. Svarbiausia, jog neprasižengė Lietuvos rinktinės krepšininkas. Taškų nėra, tačiau varžovai atkovoja kamuolį. Ir dar vienas jų bandymas. Ir šį kartą pataiko. Tomasas Abercrombie pataiko iš vidutinio nuotolio ir vėl išveda į priekį Naujosios Zelandijos rinktinė. Nelengva kol kas šiandien kovoti su Naujosios Zelandijos krepšininkais ir iš tikrųjų šitą rinktinę yra labai sunku nuspėti. Kaip sakė jos treneris Nenadas Vučiničius, mes esame pasiruošę patriukšmauti šiame čempionate. Jonas Mačiulis ir toliau triukšmauja. Dar 2 jo taškai, 13-12 Lietuvos rinktinė vėl priekyje. Ir rezultatai per tuos 9 pasirinkimo mačius tarsi tą patvirtino, jog Naujosios Zelandijos komanda gali patriukšmauti. Gali nugalėti Sloveniją, gali nugalėti Rusiją, bet tuo pačiu tai yra komanda, kuri gali triuškinančiai pralaimėti ne tik turkams, serbams, bet ir Jordano komandai. Iš 9 draugiškų susitikimų Naujosios Zelandijos krepšininkai sugebėjo laimėti tik tai 3, tačiau nepaisant to. Jie kalba apie tai, kad yra pasiruošę šiam čempionatui gerai, jie kalba apie tai, kad yra pasiruošę